Savaitgalį kartu su broliu leidomės į partizanų žūties vietų lankymo ir tvarkymo kelionę. Pirmoji stotelė – Kalvių miškas esantis Prienų rajone. Čia 1947 m. rugsėjo 30 d. karinės čekistinės operacijos metu buvo atrasta partizanų slėptuvė. Mūšio metu, kuriuo bandyta įsiveržti iš apsuptos slėptuvės, žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanai Jonas Rušinskas Beržas, Jonas Žukauskas broliukas ir nežinomas partizanas slapyvardžiu Lapinas. Šiandien partizanų žūties vietoje yra atstatyta partizanų slėptuvė, kurioje apsilankius galime bent šiek tiek vaizduotės pagalba nukelti save į to nuožmaus mūšio laiką. Na, o mes su broliu surinkome šiukšles, nušluostėme paminklo pamatą ir uždegėme atminties žvakę. Kita stotelė – partizano Vinco Gruodžio Žilvičio kapas. Partizanų būrio vadas Žilvitis 1947 m. lapkričio 19 d. patekęs į pasalą buvo sužeistas ir paimtas į nelaisvę. Po sunkių kankinimų pasalos vietoje išvežtas į Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninę, kur paaiškėjo, kad nuo tardymo metu patirtų traumų yra plyšę vidaus organai. Dėl šių sužalojimų partizanų būrio vadas kitą dieną mirė ligoninėje. Medicinos seserų ir partizanų ryšininkų dėka jo kūnas iš ligoninės buvo slapta išvežtas ir palaidotas jo mylimosios sodyboje Vaižatkiemio kaime, kur ir šiandien stovi paminklas. Trečioji dienos stotelė – Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanų kautynių ir žūties vieta. Atvykę į Rūdupio mišką randame nuvirtusiais medžiais užverstą taką iki mūšio vietos, todėl pradedame šalinti kliūtis. Vietovė labai kalvota. Todėl nekartą sustojus atsikvėpti nuo darbo su kirviu pagalvoju, kaip buvo išdėstytos priešo pajėgos, kur buvo kulkosvaidžių pozicijos, o kur prasidėjo antras ir trečias apsupimo žiedai. Na, o pašalinus kliūtis nuo tako, pradedame tvarkyti kryžiaus ženklinančio partizanų žūties vietą aplinką. Senas jėzulis atrastas. Kažkaip panašu į laisvės statulą labiau. Simboliška partizanų žūties vietoj jėzulis tapo laisvės statula. Šioje vietoje 1948 m. Liepos 17 d. Sovietų saugumo pajėgos aptiko partizanų slėptuvę ir pasiūlė jiems pasiduoti. Partizanai atsisakė ir užvirė kautynės. Po kurio laiko vienam rusui pavyko prisiartinti prie bunkerio angos ir ją įmesti granatą, nuo kurios sprogimo žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanai Kazimieras Celešius Vaidotas ir Petras Žioba Bijūnas. Sovietai bijojo lysti į bunkerį, todėl privertė žuvusiųjų kūnus iš slėptuvės iškelti vietinį gyventoją, kuris ir tapo šių įvykių liudininku. Partizanų palaikus sovietai išvežė ir niekino Prienuose, jų užkasimo vieta nežinoma iki šiol. Na, o taip partizanų žūties vieta atrodo po visų.